Tai sveikas, Gražvydai. Sveikas, Daivarai. Tai nepraėjai metai, žiūrėk, ir vėl mes čia susitikom toje pačioje vietoje, tik tai vietą paskaitus gerokai. Nu, kiek pamenu, tai pernai vasarą čia buvo šilta, sėdėjom miškelį gražiam, rinkom žemuogės. o dabar jau čia plynas laukas praktiškai. Jo, nuotaika kaip ir gera, darbai vyksta, tik klausimas yra gal kitas. Gražvydai, kas toliau bus su šita puikia vieta mūsų? Tai, jeigu gerai pamenu, tai mes priėmėm tarybų sprendimą, paskyrėm pinigus paruošti projektą. Ir netgi apsiklausėm gyventojų nuomonės, ką jie čia norėtų matyti. Ir gyventojai norėtų matyti čia baseiną su sporto kompleksu, su baseinu, galbūt konferencijų sale, gal kažkokį rimtą objektą. Tai kodėl mes šiandien čia susirinkam šitoje vietoje, kad gyventojai tarė savo žodį, kad čia turi išdygti daugiafunkcis sporto centras su baseinu, su džakuzė, su kažkuo panašaus, su tenisų kortu, kur dabar trūksta tenisingam laukų žaisti. Bet yra tokia ne visai maloni žinia, nors taryba vienbalsiai, noriu akcentuoti, kad nebuvo nei vienos frakcijų, kuri nepritartų, pritarė, kad reikia čia tą daryti ir statyti ir paskui pats vienėjai paskyrė pinigus ir turėjo būti padėti jau kaip ir paskelbtas konkursas projektavimo darbam, nors dabar vyksta griauna, bet tai netrukdo projektuoti. Bet kaip išgirdome praeitą posėdyje, administracija pasakė, kad nebus šiemet skelbiamas konkursas. Ką tu į tai galvoji? Nu, tai blogai, nes konkursas turi būti bent jau paskelbtas konkursas, tai aišku, žinom, kiek jau užtrunka, bet bent jau paskelbtas konkursas ir pradėti darbai kažkokie judesys, paruošti tą projektą, nes, pirmiausia, reikia turėti projektą. Nesvarbu, kad dabar galbūt ten biudžete pinigų nėra, bet jeigu tu neturi projektų, tu negali ieškoti pinigų paskui. Bet projektavimui pinigai yra skirti? Projektavimui taip. Projektavimui yra pasiruošti projektą ir paskui ar tai Europos Sąjungoje, ar tai žiūrėti iš biudžeto, ar tai paskolos, paskui jau gali ieškoti finansavimo šaltinių į projektų įgyvendinimą. Bet tai dažniausiai ir būna, tada, imkim tą pačią Tauragę, kada turi projektą, atsiranda ir šaltiniai, RF pinigai, visa kita, valstybės pinigai, savivaldybių pinigai, jų labiau, ką mes ir kalbėjome, tuos finansavimo šaltinius, kokie jie galimi ir šiai dienai man tiesiog yra, kaip pasakyti taip, gėda galbūt, labiau gėda jau ir už mus visus, kad mes nesugebam prispausti administracijos tą padaryti. Nors administracija, kada taryba balsavo dėl biudžeto įpareigota, buvo tą padaryti, bet kaip išgirdome, kad šiemet niekas nieko nedarys, nes yra svarbesnių darbų. Tai visi darbai yra pakankamai svarbus, taip pat gretimai kvartalas yra. Taip pat sako, kad čia nėra kur skubėti, čia nėra ką daryti, čia viską palaukime, taip ir čia, žinai. Tai aš dėl to suprantu puikiai jaunas šeimas, kada jie išvažinėja iš to Jurbarko ir nebegrįžta, kada pasiimi lentelę skaičių, tu matai, kad nuolatos mažėja gyventojų. Kodėl mažėja? O ką veikti? Vien pasivaikščiojimų neužtenka jaunimui, reikia ir pramogų, reikia tų pačių baseinų. Ir kai man pasako, kad gali nuvažiuoti ten į Tauragę arba į Šakius nusimauti, tai man netinka tas dalykas. Ne, tai aš galiu, tu gali, bet sakykime, pensinio amžiaus žmonės, kiti galbūt net mieste gyvena, jie automobilių neturi. Jiem važiuoti, vėl važiuoti kažkur, kad nusimaudyti. Tai čia, aš manau, kad yra netgi Pagėgiuose tokiuose baseinas yra, tai čia yra būtina. Šiais laikais yra būtina. Mes gal kalbame, supranti, apie tai, kad gali ar negali nuvažiuoti, bet kas kaip pas būtinas dalykas, patenkinti gyventojų elementarų poreikį, turėti nuosavą baseiną, nusimaudyti ir turėti mieste kažką tokio, ko nebuvo iki šiolė ir kur mes tiesiog esam kažkur tai atsilikę ir sakau, ir tada tas jaunimas, kuris išvažiuoja mokintis į Kauną Vilnius nebegrįžta, jisai pasilieka Kaune Vilniuje, nes ten daugiau yra. Tai tokia ta realybė yra šiai dienai. Tai visiškai nesakau, dar kartą pasikartausiu, kad toks kaip baseinas, sporto kompleksas su tais pačiais tenisais, jau čia jau detalės, kaip bus paruoštas projektas, bet tai jau yra ne kažkoks utopinis projektas, bet tai yra kiekviena mieste būtinybė, nes tikrai nebe tie laikai, kad tai blogai gyventumėm ir tokių elementarių paslaugų negalėtų gyventojai gauti arti. Anasi girdėjau, kad Tauragėje ruošia daryti ledo areną pas save. Tai apie ką mes kalbame šitoje vietoje, mes neturime elementaraus baseino, tai aš tikiuosi, kad tas laikotarpis, rinkiminis laikotarpis, kaip bebūtų, jis artėja jau, tai aš nebejoju, kad visos frakcijos, visos partijos įsirašyti savo programas, kad tas bus padaryta ir mano giliu įsitikinimu, turint ambicingą planą, mes šitoje vietoje galime turėti sporto centrą vėliausia 28 metais, vėliausia, mano įsitikinimas meninį. Kaip tu manai? Tikrai įmanoma, jeigu tik tai priversim administraciją padaryti darbus, kurių mes tarybos nariai negalim padaryti. Paruošti projektą, ieškoti finansavimą. Tikrai viską įmanoma padaryti.
Jo, gyvename puikiam, gražiam mieste, bet nenoras daryti projektų, nors tarybai pareigoja labai žlugdo visais įmanomais, morališkai visaip, nes tikrai vaizdas yra ne iš gražiausių. Tai nežinau, gražiai, tai manau, kad susitiksime čia sekantį kartą kalbėti ne apie tai iškastą duobę, išvalytus pamatus, bet kalbėsime apie viziją, kurią padarė projektuotojai, kurią pristatė ir paskelbto konkursą, kurį laimėjo kažkuri kompanija ir darys nuostabų projektą Jurbarke. Taip, tikiuosi, kad dar susitiksim šiais metais. Labai abejoju, bet tikiuosi, kad galbūt pavyks dar šiais metais susitikti. Nu, manykime, kad pavyks, bet aš kažkaip labai daug nededu vilčių po to pasakymu, kad nedarys nieko šiemet, tai nebent tas rinkiminis laikotarpis kažkaip paspaustų administraciją, vadovybę padaryti žingsnius, nes kol kas tai tik tai matau juostelių kirpinėjimą, gražymą važinėjimą po renginius, bet realių darbų daromų nematau. Beje, tą patį Smalininkų uostą. Niekas nepajudėjo, pusę metų praėjo, niekas nepajudėjo, net nėra paskelbta konkursų valymui ir ko laukiame, sako, aukštas vanduo, tai kai tik turi vanduo būti aukštesnį, reikia įplaukti, nes bus nekasama, o siurbiama. Tai iš 18 projektų, kuriuos taryba patvirtino, iš principų nei vienas nejuda į priekį, visi stagnuoja ir nežinau kodėl, atsakymų neturiu, bet Jurbarkas daug metų tą stagnaciją matome. Svarbu atrodyti gražiai, nuotraukose, o daugiau mes nieko neturime. Tai tikiuosi, kaip pats minėjai, šiais metais, antroje metų pusėje susitiksime ir pakalbėsime apie vykdomą projektą. Ir ne tik šį, ir kitus. Ačiū visiems ir iki susimatymų.